Alytaus gidui 7. Šiandien ryte Alytaus kriminalistai turėdami informacijos patikrino Miškininkų gatvėje esantį garažą. Radinys nustebino. Viduje pareigūnai rado motociklų su Didžiosios Britanijos valstybiniais numeriais, viso per 10 transporto priemonių. Įtariama, kad jie vogti Anglijoje ir atvežti į Alytų. Neoficialiomis žiniomis garažas, kuriame buvo laikomos dviratės transporto priemonės, buvo išnuomotas. Garažo savininkę kriminalistų radinys nustebino. Įvykio vietoje dirbo pareigūnai, kurie ieškojo pirštų antspaudų. Vėliau motociklai išvežti saugoti į policijos garažus. Tyrimas dar tik prasidėjo, įtariamuosius ir motociklų savininkus nustatinėja Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Kol kas šio įvykio pareigūnai nekomentuoja. Alytaus gidas populiariausias portalas Dzūkijoje.